Iš tiesų, jūsų darbas nepaprastai svarbus. Jūs pasitinkate naująją gyvybę. Jūs lydite žmogų visą gyvenimą, tol, kol jis iškeliauja į amžino gyvenimo tikrovę. Mes dvasiniu būdu palydime maldą ir trokštame, kad jūs būtumėte tvirti, nepalūžę, ištikimi ir drąsiai eitumėte savo pašaukimo keliu. Tačiau jūsų pasiaukojimas nuostabus. Jis prikelia žmogų naujam gyvenimui. Ir Dievas leidžia daryti jums nuostabius darbus. Tegul jūsų gyvenimas būna šviesus, džiugus ir laimingas. 180 metų tai yra labai didelis laiko tarpas, 4 ar 5 kartos, jos pasikeitė, išėjo, ateina kiti. Mes kiekvienas esame ligoninės dalis ir kiekvienas esame svarbus. Gerbkime, mylėkime savo kolegas, gerbkime, mylėkime savo antras pusės, kurie visada būna šalia mūsų. Su švente! Tie, kas kiekvieną dieną dovanojate gerumą, savo žinias, savo rankas jūsų pacientams, jūs rašot šios ligoninės istoriją. Gyvenimas, gyvybė, gydytojas, meilė, misija, medikas. Būkime pasveikinti, būkime laimingi ir sėkmės šiam vakarui ir kiekvienai dienai, sėkmės jūsų darbe, nes nuo jūsų darbo labai priklauso, kaip jaučiasi miesto žmogus. O labai norisi, kad miesto žmogus jaustųsi saugiai, kad jis būtų sveikas, taigi būkime sveiki, saugus ir laimingi.